Dear Excellencies, colleagues, longevity friends. Labą dieną, kolegos, Jūsų ekscelencijos. Yeah, you see my presentation. Yeah, I will try to explain health. What is health? Because we have. Pabandysiu paaiškinti, kas yra sveikata. Tai yra neigiamas apibrėžimas, tai yra ligos nebuvimas, bet praktikoje mums netinka, nes yra naujas požiūris. Ir apibrėžiamos trys būtinos sąlygos sveikatai. Ir yra iš tiesų 9 sveikatos požymiai, jie susiję su sveikata, jie susiję su... Jeigu yra kokių nors nukrypimų, nukrypimai turėtų būti patogeniški. Jie padalinti į 3 dalis. Yra erdvinė kompartmentalizacija, homeostazė laikui bėgant ir adekvatus atsakai į stresą. Čia matote visus 9 sveikatos požymius ir labai greitai pasistengsiu greitai apibūdinti juos visus. Pirmiausia yra psichosocialinė adaptacija, tai yra naujai pridėtas požymis. Čia yra požymių matrica ir ji iliustruoja, kad kiekvienas sveikatos požymis veikia visuose biologinio organizmo lygmenyse, nuo molekulių iki ląstelių, iki organų, fiziologinių sistemų ir viso organizmo bendrai. Ir pirmasis požymis yra barjerų vientisumas, tai yra labai svarbus sveikatos požymis, prasideda nuo organelių lygmens, branduolio, membranos, mitochondrijų, membranų iki odos barjero. Ir tai yra vienas iš pačių svarbiausių sveikatos požymių. Antrasis požymis yra gebėjimas apriboti lokalią žalą. Ir užkirsti kelią jos plitimui sistemoje. Trečiasis požymis yra ląstelių atsinaujinimas. Ir čia yra labai daug sistemų, imuninė sistema puola senas neveikiančias arba vėžinės ląsteles. Taip pat yra autofagijos mechanizmas ir kitokios sistemos, kurios naikina žalą. Ritminės bangos ir integracija yra labai svarbu. Tai priklauso ne tik nuo individualių komponentų, bet ir koordinavimo laiko ir sinchronizuoti ritmai nuo ląstelių lygmens iki viso kūno apimančių sistemų. Jos labai svarbios. Homeostatinis atsparumas yra svarbus, tai reiškia galimybę atsigauti po streso ir atkurti normalią, optimalią funkciją. Čia yra keletas žymenų. Ir mes galime šios žymenis kūne išmatuoti. Atsakas į stresą
Systems includes hormetic sistemos yra atsparumo, hormetinės adaptacijos ir atsistatymo procesai, visą tai didina ilgamžiškumą, bet perteklinis stresas, chroniškas stresas skatina ligų atsiradimą ir priešlaikinį senėjimą. Hormetinė reguliacija yra labai svarbi, labai žymi Nyčės sveikata, kas jūsų nenužudo, padaro jūs stipresnius ir tai veikia modernioje biologijoje ir ląsteliniu lygmeniu. Ir čia matote, kad jeigu sportuojate, tai jūs stiprėjate. Terminis stresas, didesnis karštis, šaltis, kognityvinis stresas taip pat daro jūs stipresnius. Labai svarbu yra regeneracija, tai yra ilgo gyvenimo paslaptis, pradedant nuo DNR atstatymo, genomo stabilumo. And of course, organ repair, etc. Organų atsistatymas ir kiti panašus dalykai. Šis požymis yra toks, kad mes jį prarandame su amžiumi, mes nebegalime atsistatyti. Taip, kaip jaunystėje, pavyzdžiui, čia matote mėlynai banginį, kuris gyvena daugiau nei 200 metų. Ir buvo tyrime, kas vyksta banginio ląstelėse, biologinėse sistemose. Ir mokslininkai išsiaiškino, kad genomų atsinaujinime yra tam tikri baltymai, kurie skatina šį procesą ir būtent tie konkretus baltymai leidžia banginiui išgyventi 200 metų. Visos sveikatos problemos prasideda lokaliai ir tada sklinda po biologinės sistemas ir organizmo lygmenis. Ir rezultatas priklauso nuo to, kaip kūnas gali tvarkytis su žala, koks jis yra atsparus, kaip jis gali gydyti. Žinoma, psichologinė sveikata taip pat labai susijusi su biologinė sveikata ir ateityje bus labai svarbi multiomika, integruojant genominės, epigenominės, transkriptominės, proteominės ir metabolinės biominės analizės duomenis, nustatant biologinį amžių ir taip pat labai svarbu anksti identifikuoti pažeidimus dar prieš prasidedant ligoms. Tai labai svarbu ilgamžiškumo medicinai, ypač jeigu pacientas yra 40 metų, neserga jokiomis lygomis. Taikydami tokį požiūrį galima pasiūlyti pacientui sprendimus, galima tirti mikrobiomą, tirti genus, atlikti metabologinius testus. Ir toks požiūris leidžia nuolat stebėti atsparumą, gebėjimą atsistatyti, metabolinę sveikatą, imuninę funkciją ir kognityvinės funkcijas. Ir derinant skaitmeninius biomarkerius su kitais dalykais galima didinti sveiką gyvenimą ir skatinti ilgamžiškumą. Dėkoju. Ačiū. Labai dėkojame Jums.